Apie numatomą buvusių prekybos uosto kultūros rūmų, kurie ilgą laiką veikė kaip skirtingais pavadinimais įvardinti naktiniai klubai, o vėliau ir baldų parduotuvė, bei pastarąjį dešimtmetį stovėję kaip apleistas pastatas Klaipėdos centro pašonėje, istoriją ir likimą jau esame kalbėję savo reportažuose. Tad ir vėl gilintis į šias reminiscencijas nebeverta. Juolab šiandien šis kadaise partenkęs pavadinimą pelnęs vaiduoklis lyginamas su žeme. Galime tik trumpai paminėti, jog Janonio gatvėje 27 ir 29 numeriais pažymėti pastatai bei jų teritorija turėtų net pažįstamai pasikeisti. Jau šiandien šiai vietai nebejingi klaipėdiečiai nostalgišku žvilgsniu žvelgia į šio pastato griovimo darbus. Gal būtent nuo jų ilgesingų žvilgsnių darbus atliekantys statybininkai ėmėsi segmentinę tvorą, juosiančią statybų aikštelę, dengti nepermatomą uždangą. Tačiau šio pastato likučiai bus galutinai sunaikinti jau kitos savaitės pradžioje. Daugiau kaip prieš 6 dešimtmečius pastatytas, o dabar nebūtin iškeliaujantis statinys užleidžia vietą būsimai prekybos tinklo Lidl parduotuviai, kuri turėtų čia atsirasti jau kitąmet. Norisi pažymėti, jog iš būsimo pastato projekto vizualizacijos matyti, jog ši Lidl parduotuvė neprimins visiems įprastas, tad ir gerai pažįstamas dėžutes. Panašu, jog projekto autoriai čia pasitelkė išskirtinės idėjas, kad šis prekybcentris turėtų daugiasluoksnį fasadą, suintegruotais senamiesčiui būdingais istorinių pastatų siluetais. Na, o mes, kaip kokie vaiduoklių medžiotojai, pabandėme įamžinti atsisveikinimą su dar vienu Klaipėdos vaiduokliu. Tikimės, jog palaikysite šią iniciatyvą savo patiktukais, o nuomonę pasidalinsite komentaruose. Šiam kartui tiek ir iki greito susitikimo.